Vakar pas save į socialinius tinklus įsidėjau tokį tekstą budistinį ir jisai sukėlė tiek daug visokių emocijų. Vieni sako, Indre, reikės senai apie tai kalbėti. Kiti sako, nesąmonė, čia negeras tekstas, kiti čia klėdesiai ir panašiai. Ir galiausiai ten po tuo visų tekstu buvo tiek daug to susirašinėjimo, tokio aštraus ir kažkas kažką ten žeminti, pradėjo žeidinėti, nepagarbiai kalbėti. Aš paėmiau ir ištryniau, galvoju, nenoriu aš šito kažkokio negražių gal tų pokalbių po savo postais, bet mano draugė viena parašė, sako, tu ginėsiai mano rieka turi būti patogi. Ir taip tie mano postai būna, ar ne, prišaukia man bėdų, būna susilaukiu paskui piktų laiškų, kad visgi gerai ten kažkokie tie medicinos ir panašiai, nors aš esu prieš pati ir tuos įdedu postus. Tai va, tai tas tekstas, ar ne? Paskaitysiu aš tą tekstą, kad būtų aiškiau, apie ką aš čia pasakoju, kas galbūt jo neskaitė. ir aš papasakosiu kontekstą, dėl ko yra būtent kalbama taip. Ir tas kontekstas padės suprasti, ar ne, būtent šito teksto asmenės. Kartais konteksto nežinojimas mus gali iš tikrųjų gan stipriai nutolinti nuo tiesos. Tai gerai, mėly studentai, keliaujame prie teksto. Taip. Gešės Džampa Tinlėjaus tekstas, nuostabus budizmo meistras, labai gilus Mahajanos budizmo atstovas. Taip, skaitau. Jeigu neturite vyro, manote, kad jį turėdama būsite laiminga, bet tai klaida, nes vyras nėra laimės objektas, jis atneša kančias. Kol neturite vyro, kenčiate nuo jo nebuvimo, bet kai vyras atsiras, pradėsite kentėti nuo jo buvimo. Jūs prarasite laisvę. Kol esate vieniša, be šeimos, turite šiek tiek laisvės, bet svajojate ją prarasti. Todėl visą laiką skundžiatės, kad neturite vyro, svajojate apie jį. Gešela, prašau pasimelsti, kad aš ištekėčiau. Išgirdęs tokius moterų prašymus, visuomet pagalvoju. Jos manęs prašo pasimelsti, kad netektų laisvės, kad pradėtų gyventi šeimyninį gyvenimą, pasinertų į buitinius rūpesčius, gimdytų vaikus. Tada jos visiškai neturės laisvo laiko, negalės net į mano mokymus ateiti. Todėl aš dėl to nesimeldžiu, nors ir prašomas. Negaliu melstis, kad jos patirtų kančią. Vėliau jos išteka, joms atsiranda daugybė problemų. Tada ateina jos pas mane ir sako, Gešela, jūsų maldomis aš turiu vyrą, bet kartu su juo ir naujų problemų. Štai va, ir matote, tame tekste ar ne yra tokie žodžiai, kad vyras nėra laimės objektas, jis atneša kančias. Aš manau, kad čia daug to pasipiktinimo sukėlė šita vieta. Iš tikrųjų, tai nei vyras, nei moteris nėra laimės objektas ir vienas ir kitas gali atnešti kančias, ar ne? Ir būtent tas kančias, čia gal taip įvardinta, ar ne, kad paimtas tas rakursas, kad susijungus porai ir pamiršus praktikai mes nukeliaujame į tas kančias, nors iš tikrųjų nei vyras nėra kančia, ar ne, nes jeigu pas mus gyvenime atsiranda žmogus ir mums kyla kažkokios vidinės kančios, kažkokie iššūkiai vidiniai, tai aišku, kad čia yra apie mus, čia ne apie kažką kitą. Ir mes turime atrasti, iš kur tos kančios, kokios ten mūsų programos, traumos, ar dar kažkokie dalykai pasikėlė, ir tas yra gerai. Ar ne, bet būtent čia šitame kontekste Gešė Džampa Tinlėjus dėl ko apie tai kalba, kad čia yra budistinis tekstas. Ir budizme svarbiausia yra dvasinės praktikos, kad darytis dvasinės praktikas. Ir būna dažnai taip, ar ne, kad kad atsiranda ar ne santykiai ir žmonės pamiršta praktikas, įsimylėjimo etapas, kam tos praktikos ir tai viskas nuostabu. Paskui ar ne prasideda ten, kai būna tie santykių etapai, kur būna tas iššūkio etapas, kurį ar ne irgi jisai pakelia daug reikalų. Ir žmonės čia būna pamiršta praktikas, nes sprendžiasi santykių tas problemas. Ar ne? Ir paskui dar, jeigu prasideda vaikai, kad vėl gali užmiršti praktikas, nes prasideda mokyklos, būreliai, susirinkimai ir kas tik nori, jau mokyklos jums duos iššūkių. Ar ne? Ir čia būtent budizmas, jisai moko žmonės apie amžiną gyvenimą, kad vieną dieną tie vaikai iškeliaus iš jūsų namų.
ateis laikas, kai jūs numirsite, ar ne? Moteris ten nori tapti mamomis ir panašiai. Pasibaigs tie vaidmenys vieną dieną ir jeigu liks praktikos nedarytos, ką aš veiksiu po mirties, kur bus mano kitas įsikūnymas, gal aš nedariau praktikų ten iki vabalo lygmens nusirisiu. Tai va, budizmas, jisai nėra patogus, žinokit, būtent šitoje vietoje, kad jo, tu būk gera mama, kad tu ištekė, kad tu ten vyrui sakytų, tu pastatyk namą, tu pasidaryk karjerą, ar ne, kaip moteris turi tam tikrus sociumo reikalavimus, kurie yra grūdami nuo vaikystės į galvą, ištekėk, susiras gerą vyrą, pagimdyk vaikų, nežinau, dar ten kažką tai ar ne, moteriško nuveik, o vyrai ar ne turi savo reikalavimus, jiems yra keliami reikalavimai pastatyti namą, ten nežinau, ką dar ten medį pasodinti, dar kažkokiu tokiu vėjų prigalvota, visiško bullshito realiai. Ir iš tikrųjų, va tas ar ne, kad mes galime puikiai funkcionuoti po vieną. Susikuria pora, fantastika, nesusikuria fantastika, bet mums taip įkišta į galvą tos programos, turi ištekėti, jeigu įmant moterį, ar ne. Ir paskui moteris ten desperatiškai vaikšto po visokius nereikalingus seminarus, ką ten savyje dar pakeisti, ką ten pagražinti, kokią suknelę nusipirkti, kaip ten plaukus nusidažyti, kad tarsi susirasčiau vyrą. Ne apie tai visas tas gyvenimas, bet mums įkala tas programas į galvą. Ir va būtent po šito posto man taip fainai parašė moterų, viena rašė, kaip labai gražiai, taip ir teisingai parašė, kad sako, aš žinau tą visą teoriją, ar ne, kad aš turiu mylėti save ir aš, sako, stengiuosi mylėti save. Jinai ten rašė, kad ir sportuoja, ir dar ten kažką tai veikia, ar ne, vardan meilę savo. Bet sako, va tas permuša, tas kažkoks įrašas, ta kažkokia emocija, kad sako, vis tiek man viduje liūdna, kad aš neturiu vyro. Įsivaizduot, koks žiaurus gyvenimas, būtų liūdna, kad neturi vyro. Nu nėra, tai nėra ir viskas, nu kas čia tokio, Dieve mano. Bet ar ne, va tie įrašai, tie įspaudai padaryti, jie va taip paveikia, kad jie realiai kelia liūdėsi, aš vieniša, kokia vargšė, nei vargšė, nei ką, tiesiog džiaugis gyvenimu, kaip sako, gešela, darykis praktikas. Tai va tai ir ne, ir čia va parodo tas mūsų tokias programas. Atsirado žmogus, su kuriuo jums yra gerai, viskas nuostabu, atsirado su tuo žmogumi iššūkiu, tai eikite ir įsispręskite tuos iššūkius, ar ne. Tas yra normalu, kad santykiuose kyla iššūkių ir mes tikrai galim visi juos išspręsti, tai nėra ten kažkokia pasaulio pabaiga, bet momentas, ar ne, kad tai neturi atimti praktikų. Ir va tas, ar ne, kad svajojam apie laisvę, bet atimam tą laisvę, tai va tai santykiai neturi atimti laisvės, jie turi duoti laisvę funkcionuoti. Ir va čia, kaip sakiau, čia yra budizmas, jisai nėra apie vaikų gimdymus, jisai nėra apie, ar ne, ten flow, būsenas ir panašiai tokius dalykus, yra griežta struktūra, ką turi daryti, kaip daryti, kokias praktikas, kiek jų darytis ir va čia va ir augti dvasiškai, kad jūs galėtumėt pasiekti nušvitimą, kad galėtumėt grįžti į tą būseną, kur jūs būsit amžinai laimingi, o ne tada iki, ar ne, ta mūsų laimė tokia, jinai laikina, super laikina, kad neturiu vyro, nėra laimės, atsirado vyras 3 mėnesiai ir kiek ten tas etapas hormonų, laimė, paskui vėl prasideda reikalai, paskui ir ne, turėsim vaikų, būsim laimingi, atsiranda tų vaikų, žiūriu, darbus nebespėjau, vaikai serga ir daug vėl visokių iššūkių ir ta laimė, ar ne, tarsi jinai žybteli nugesta. Tai va čia va būtent šito dvasinio kelio, ar tai budizmas, ar tai, nežinau, krišnaizmą pasirinksit, ar dar kažkokį kelias nuvesti žmogų į amžiną laimę, kad va ta laimė nebūtų tie tik tai sumirksėjimai. Tai va, tai dėl to tas tekstas, aš žinau, kad jisai nefainas, aš tą kad vyras atneša kančias, ar ne, truputėlį paaiškinau platesniam kontekste, kad ne vyras atneša kančias, ar ne, bet Gešės, ar ne, tas pasakymas, kad būtent tas šeimos susikūrimas, jisai pradeda žmonės įkalinti. Taip, atrodo tiek. Tai va, tai tokie reikalai. Linkiu laimės jums santykiuose.
dvasinėse praktikose ir svarbiausia, nepamirškit dvasinių praktikų, nesvarbu šitie samsariniai dalykai, ne atostogos, ne namai, ne mašinos, ne rūbai, ne ten nežinau, kas dar šukuosenos, ne kūnas, kuris, Dieve mano, tie kaulai ir mėsa greitai numirs, o dvasinės praktikos. Svarbiausia, tai va, sėkmės jums ir nesipykim.